Šokis ir kūno kultūra, tai jie vienas kitą papildo, nes šokis yra vienas iš dalykų, kurie gražiausiai atskleidžia žmogaus judėjimo galimybės. Tai mes galim kalbėti, kad ir kūno kultūra, ir šokis tai yra dalykai, kurie labai susiję. Ir kai jūs nenorit sportuoti, tiesiog šokit ir bus gera, graži nuotaika. Judriosios pertraukos yra labai naudingos, nes jas galima išnaudoti ne tik fiziškai judant, bet ir šokant. Pasiūlyti derinukai yra tikrai šaunus, labai smagus, bet galbūt idėja būtų dar ir nebloga organizuojant mokykloje gražų šokių renginį ir pasiūlyti mokiniams tas pertraukas išnaudoti ruošiantis renginiui, repetuojant klasėje, repetuojant prie klasės, repetuojant po pamokų, šokant, mokantis vieni su kitais, vieni mokyti kitus, vieni parodyti kitiems derinius. Ir tokiu būdu pasiektume tą pagrindinį tikslą, vaikai būtų judantys, vaikai būtų sveiki ir gyvybingi. Labą dieną. Šiandien padarysime keletą pratimų, kuriuos visada galite iš tikrųjų padaryti šiek tiek pasunkinę. Ir jeigu jums jau tarsi ir atsibodo lengvi paprasti pratimai, kuriuos darėme sėdint, juos galime daryti stovint. Darant ant laiptų paprastą užlipimą, taip pat galite paįvairinti atliekdami choreografiją, pakeliant koją vieną, kitą koją, tiesiog įvairiausiai tiesiog tai, ką jūs sugalvojat. Svarbu, kad mes būtumėm aktyvūs, kad darytumėm taisyklingai, kad išlaikytumėm stuburą taisyklingose padėtyse. Keletą pratimų aš jums pademonstruosiu tai, ką galite tiesiog sugalvoti patys ir pritaikyti namuose ar mokykloje per pertrauką arba tiesiog kūno kultūros pamokose, kur tik sumastysite. Pratimą, kurį darėme prie sienos atsistojant, buvo vyniojama nugara slankstelis paskui slankstelį. Buvo šiek tiek sunkiau ir turėsim daugiau kontrolės, turėsim išlaikyti pilvo raumenis aktyviau. Tiesiog nejausime sienos, galim padaryti stovint tiesiog be sienos, ar ne? Tai dabar kartu ir padarykim. Atsistojam visų pirma taisyklingai, šonkaulius nuleidžiam žemyn, išilginam nugarinį kaklą, tempėmės pakaušį aukšti ir dabar vyniosimės. Įsivaizduokit, kad priekį turim didžiulį kamuolį, per kurį turim nusivynioti priekį. Slankstelį paskui slankstelį. Apačioje įkvėpsim ir su iškvėpimu turėsim iš lėto sugrįžti. Slankstelį paskui slankstelį. Taip kelis kartus. Galva, kaklas, lanku nusivyniojam pirmyn, apačioje įkvėpiam. Iškvėpiant iš lėto sugrįžtam. Įkvėpiam. Iškvėpiant lėtai, nusivyniojam žemyn slankstelį paskui slankstelį. Įkvėpiam. Iškvėpiant iš lėto grįžtam ir pasikistėdam aukštyn ant pirštų galų. Nusileidžiam. Galva kaklas, lanku žemyn. Ir čia pakelkit kulnus ir nuleiskit žemyn. Slankstelį paskui slankstelį. Vėl pasistėdam į viršų. Nusileidžiam. Galva kaklas, lanku žemyn. Pakeliam kulnus. Nuleidom žemyn. Ir taip kelis kartus. Kiekvieną pratimą galime sunkinti tiesiog tiek, kiek jums patinka ir kiek nori. Pakeliam kulnus. Nuleidžiam, jaučiam, kaip vyniojasi mūsų stuburas ir paskutinis kartas iš lėto leidžiame žemyn. Kai nusileidom žemyn, lenkim kelius, ištieskim kojas, pagerinam lankstumą kelių, atsimenu darėm prie sienos, atsirėmėt, tai dabar ištieskit kojas, sulenkit tiek, kiek išeina, kiek leidžiam kojų lankstumas. Kvėpuojam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Iškvepiam kelis kartus. Lenkiam kojas, dar tiesiam, gerinam lankstumą kojų. Ir dabar tiesiog nusileidžiam, apkabinam kelius, nuleidžiam galvą ir patupim. Mūsų kulnai turėtų likti ant žemės.
Jeigu kulnai pakyla, reiškia, kojų lankstumas nėra pakankamas. Tiesiog turi daryti lankstumo pratimus kojų. Ir ištiesiam kojas, ir išlėta, išsivyniojam nugarą, slankstelį, paskui slankstelį. Kelis pratimus padarysim dabar ant laiptų, tiesiog kaip galime paįvairindami ir pasunkinti. Tai nepaprastas lipimas aukštyn, bet tiesiog kojos pakėlimas į viršų, kaip kad daro merginos per aerobikos treniruotės. Užlipam ir pakeičiam vieną koją, pakeičiam kitą. Nepamirštam kvepo. Įkvepiam, iškvepiam. Laiptai puikiai atitinka stepą vadinamą. Įkvepiam laiptelį. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Pasisukam šonu į vieną pusę ir į kitą pusę. Kvėpuojam, įkvėpimas, iškvėpimas, pilną pėdą dėkit ant laipto, kelkit kelią tiesiog kiek norisi, kojos pakėlimu aukštyn. 3 kartus galim padaryti. 3, 2, 1 su paspiropliavimu. 3, 2, 1. Dar kelis kartus. 3, 2, 1 ir 2 kartus užlipti ant laiptelio. Ir vėl 3 kartus. 3, 2, 1 ir 2 kartus užlipti ant laiptelio, aukštyn žemyn. Ir vėl 3 kartus. 1 ir 2 ir 3. Nulipam ir 2 kartus užlipti ant laiptelio. Dar kelis kartų kartojant. 3 kartus. 2, 3, 1. Užlipam. Ir paskutinis kartas. 3, 2, 1. Nulipam. Užlipti. Dešinė. Ir dešinė 3 kelio pakėlimai, 2, 1 ir kairė koja, 2, 1, nulipa. Taigi kokius žingsnelius sugalvosite, visi iš tikrųjų tinka ir laiptus galite panaudoti kaip step platformą. Ant palangės atsirėmus pratimas irgi taip pat gali būti pasunkintas, galiu lenkti koją, kitą pakelt aukštyn. Pečių nekeliant į viršų. Iškvėp, įkvėp. Ir paskutinis kartas. Taigi pertraukas mes galime puikiai išnaudoti kaip dalį geros treniruotės. Ate, iki.